papalimą pasiruošęs. Laukiam biškį. Gavronas startas pagal pasirinkimą. Gavronas pasiruošęs. Stokit. Startuoja. Va, kylu paskui Gavroną. Vėjas pakankamai stiprus, tai iš karto po trumpo prabėgimo iš karto ore sklandytuvas. Smagu klube turėti tokį lėktuvą. Šaltas oras šiandien. Prognozuojama, kad 1,5 kilometro aukštyje yra -3. Tai va, tai debesų padas ir turėtų būti maždaug tokiam aukštyje. Geltonuoja rapsų laukai, žydi rapsas. Vėjas skaičiuoja 43 km per valandą, tai tikrai stiprus vėjas. Vat biški mažėja dabar skaičiavimai 37. Atsikabino 5,50 papalimą. Priėmiau. Nu va, įmuosi aukštį. Tarp aerodromo ir Birštono ir reikės startuoti tuoj. Nes dabar jau 1400 metrų ir panašu, kad geras oras. Ateinu prie Prienų, link starto linijos. Reikia išsiimti aukštį ir sustartuoti. Užduoti šiandien 243 km. Startavau. Pirmas posūkio punktas Babriškis. Oras va taip atrodo, visai neblogai. Pirma kraštinė su šiek tiek pavėjiniu šoniniu vėju. Geras oras po 2 dienų lietaus. Man patinka. Neblogas kilimas iš karto. Po starto 2 metrai. Aišku, prie starto linijos nebuvo tokio tuo momentu, kai reikėjo startuoti, bet normaliai bus. Svarbu ne prieš vėją imti. Pagal pasirengimą į termiką prieš vėją, kur nors. Skrendant į pirmą posūkio punktą, šalia Punios Šilo, parasparnis skrieja priekį, ateinam pas jį, pasižiūrėsim, ką jis ten gero turi. Bet panašu, kad kyla visai gerai, čia debesis visai gražus. Alfa Corsiera darbą baigė, užėmė jų 10 ratą. Corsiera 10.
Dešiniai spiraliai parasparnis. Bet nelabai čia kas. Nieko gero jis čia neturėjo, einam tolyn. Punkto. Va, koksai gražus vorelis, kaip gražiai atrodo. Va, prieki dešiniau Daugų ežeras. 5,50. Ir va, po šituo debesiu bandysiu gerą kilimą stiprų susirasti. Debesis juodas. Tai tikėtina, kad bus geras kilimas. Kurį laiką negalėjau rasti kilimo, dabar čia reikia bandyti sucentruoti. Dabar 2,5 metro. Visai gerai čia pasisekė, šalia Daugų. Bet kilimai siauroki. Reikia laužti, kad tilpti spiraliai. Vilniečiai turbūt į Pociūnų skrenda, kažkur prie Pociūnų posūkio punktą imti. Artėju prie Bobriškės. Bet čia reikėtų kilimą susirasti ir išsiimti aukštį. Bet kol kas va, kažkaip nepataikau. Debesis lyg ir geras. Nu ką, Bobriškės, sukamės į sekantį posūkio punktą Šunskai. Panašu, kad gatvė pakeliui yra. Bandysim paeiti. Stiprokas vėjas, stiprokas. Priklausomai nuo aukščio svyruoja nuo 27 iki 35 km per valandą. Iki Šunskų dabar 82 km. Daugai, kairiai pusėje vėl, Daugų ežeras. Skriejam su Jantariuku. Ir kilimas stiprus. Trys metrai pasidarė. Bet dar pacentruoti reikia, bus geriau. Vilniečiai, čia gal Vidas Beržinskas, bent jau jos parduotuvės vis jisai skraido.
gerai susitikti draugus ore iš kito aerodromo. Va, prisivynėjom vidą. Iki Šunskų 59 kilometrai ir Alytus šone. Alytaus poligonas šiandien neaktyvus. Galima skrist būtų per jį, bet nereikia. Reikės saugotis prie Šunskų Sasnavos aerodromo zonos, nes ten parašiutistai šiandien šokinėja. Va, koks vaizdelis į priekį skrendant. Gatvelė yra. Bet vėjas tai šviežias šiandien. 35 km per valandą ir dabar šoninis į dešinį bortą ir šiek tiek priešinis. Ką, debesų padas sukilo, jau yra, man atrodo, 1800 metrų. Oras gražus. Trisdešimt kilometrų iki Šunskų antro posūkio punkto ir kairiai pusėj Žuvintas. Praskridinėju. Artėju prie Marijampolės, skrisdamas į Šunskus. Labai jau čia stiprus tas vėjas, sunku prieš jį irkluoti. Bet skristi yra kur. Va, čia Kazlų Rūdos miškas dešiniai didelis matosi. O va čia prieky Marijampolė ir debesys. Visai netoli. 8 km iki Šunskų posūkio punkto prie Marijampolės. Neblogą kilimą radau. Aišku, čia nelabai apsimoka prieš vėją imti, nes tolyn mane nunešinėja nuo punkto. Bet dėl šventos ramybės geriau būtų pasiimti. Matosi po apačią Via Baltica. Oras atrodo tikrai neblogai. Kol kas. Vidutinis greitis nukrito iki 84 km per valandą, bet sekanti kraštinė bus su pavėjinė dedamąja vėjo. Tai turėtų vėl išaugti vidutinis greitis. Todėl dabar šitam punkte geriau atsižymėti žemiau ir aukštį imti jau einant į sekantį posūkio punktą. Šunskai. Vat imam Šunskus ir skrisim į va šitą pusę. Lysim po tą Draiskalų gatvelę, turėtų dirbti. Sasnavo zona čia. Bet kol kas nematau dirbančio lėktuvo, tai čia reikėtų kabinti man tą gatvelę. Keturiasdešimt 8 kilometrai iki trečio posūkio punkto. Ryliškiai. Į pietus nuo Alytaus.
Oras panašu, kad geras. Debesų padas apie 1800. Liuks oras. Praskridinėju vėl. Matosi žuvintas. Dešiniai priekį. Už žuvinto tolyn jau matosi didieji ežerai. Visi meteliai ir obelyje. O 33 km iki posūkio punkto. Ir bandysiu čia per kairę užeiti per priešvėjinę pusę. Nes čia panašu, kad gatvelė yra. Ir peršokimas toksai buvo iš Draiskalų. O, per šitą pusę, va čia per tuos debesis bandysiu eiti. Manau, turėtų gautis geriau. Vėjas 32-34 km per valandą, tiksliai šiaurės krypties. Šiaurys pučia šiandien, stiprus. Bet paprastai mes turim gerą orą su šiaurės vėju pučiūnuose. Atsisukau dabar pavėjui, gatvelę eiti ir žemės atžvilgių greitis 185 kažkur kilometrai per valandą. Kai vėjas į uodegą pučia. Reiktų kilimą čia susirasti. Štai ir kilimukas, ir visai stiprus. Kol kas 3,6 integruoja. Ir mėtų iki 4 metrų. Geras. Alytus priekį matosi. Žuvintas priekį, Simnas priekį ir ežerai. Dusia, meteliai obelyje. Rodo 200 kelionės greitį žemės atžvilgių dabar. Gal pavyks pasididinti vidutinį greitį maršruto. Va, kokia autostrada priekyje. Reik tikėtis, čia bus kilimukas. 16 km iki posūkio punkto. Imu aukšte 7 km iki posūkio punkto paskutinio prieš finišą. Bet toksai, o ne visai rimtais debesim ir toks pablaškytas. Bet gal ir stiprus buvo visai. Kiek čia? 1,8 vidurkis. Bet apsimokėjo pavėjui pasukti. Va, eisim, atsižymėsim ir panašu, kad ten paskiau į šiaurę link namų. Pro Alytų gatvė gera stovi, tai gal pavyks susirinkti aukštį tiesiai skrendant ir nereikės sukti. Ką, kilometras iki posūkio punkto, tuoj suksimės.
Ir į Pociūnus sukamės. Ir vat, eisim į va tą gatvę. Katava gatve, per kairę pusę link namų traukti. Aukščio dar daug trūksta, 800 viršum metrų, kad parskrist namo 45 kilometrus. Dėl stipraus vėjo. Va, netoli Nemunaičio prie Nemuno susiradau gerą kilimą, mėto iki 3 metrų ir daugiau. Nu, va, čia reikėtų išsiimti finišui aukšti. ...39 kilometrai iki namų. Nu, gerai sustiprėjo iki 3,8. Iškritau biškį. Reikia pasitaisyti. Nu, visai nedaug trūksta, 220 metrų aukščio daimti. Ir jau nunešė 40 kilometrų pasidarė iki finišo linijos. Ką reiškia vėjas? Šiaurys stiprus. Nu, reikia eiti. Nors dar trūksta 180 metrų aukščio be atsargos, bet priekį, manau, rasim kelią, kad nebereiktų sukti. Pasinaudoti energetiniam linijom kylančių srovių. Nepataikiau praeiti kažkur ir nužemėjau stipriai ir vėl trūksta aukščio ir tenka šone Alytaus virš Varduvos imti aukštį. Bet liktai kilimas normalus, apie 2 metrus bus, gal ir daugiau sustiprės. Alytus. 2,2 sustiprėjo. Na, toks debesis visai neblogas, bet va kažkaip neužkabinu kilimo stipraus. Nu, dar yra debesiukų pakeliui. Gal ir užteks. ...21 kilometras, aukštis 1100. Bet baisiai stiprus vėjas. Nu ką, papuoliau į bėdas. Mažas aukštis visai. Виктор Танго Фокстрот, girdi. November Victor. Netoli
Mane gerai girdėjo. Gerai girdėjo. 10 kilometrų, bet aerodromas negerų kampų matosi. Yra aukštis tik tai 500 metrų. Per mažai prieš tokį vėją pareiti. Taip sakant, prisižaidžiau. Bet kilimą suradau 1,5 metro maždaug. 1,5, 1,2. Jau dabar reikia imti ant visko, kad tik parskrist namo. Pamatosi. Bandysim skristi. Papalimo 10 kilometrų. Nu, va, vaizdelis koksai. Birštonas priekį. Opa, kad užkėlė, bet gerai, kad užkėlė. Lengviau bus parskristi. Krestelėjo kaip turi būti.